Taip, jūs tikrai veikia propaganda ir šiandien aš papasakosiu kaip. Pradėkim nuo nepatogios tiesos. Jeigu tu galvoji, kad propaganda yra kažkas, kas egzistuoja tik autoritarinėse valstybėse, atrodo kaip karo plakatai ir agresyvi politinė reklama ir tiesiog piktybinis melas, tu jau pasiduodi propagandai. Pati efektyviausia propaganda yra ta, kuri net neatrodo kaip tokia. Ji neįkalbinėja ir nebūtinai yra agresyvi, tačiau beveik visada atrodo kaip kažkas, ką sveiko proto žmonės savaime supranta. Istoriškai propaganda buvo daug tiesmukiškesnė, būtent todėl dauguma žmonių apie ją vis dar taip galvoja. Pirmo pasaulinio karo metu atsirado visas mokslas apie komunikaciją, propagandinės taktikas, kaip parduoti visuomeniai karą. Vienas svarbiausių šios srities architektų buvo Edward Bernays, dar vadinamas propagandos tėvu arba viešųjų ryšių tėvu, kuris iš esmės sakė, kad žmonijos visuomenės nuomonė yra tiesiog objektas, kurį galima formuoti. Jisai tai praktiškai ir padarė, nuo to, kad pardavė rūkimą moterims kaip išsilaisvinimo ženklą, iki to, kad formavo visuomenės nuomonę įvairiais politiniais klausimais. Jo darbas labai stipriai parodė, kad masinė nuomonė ir mūsų įsitikinimai yra labai lankščiai formuojamas dalykas, kad ir kaip mes norėtume mąstyti kitaip. Šiandien propaganda yra daug subtilesnė, ji nebesako daryk ar galvok šitaip. Ji sako, pažiūrėk, kaip galvoja žmonės panašus į tave. Psichologiškai tai veikia per 3 įrankius – emociją, socialinę normą ir tavo bei mano tapatybę. Tikrai esat girdėję, kad žmogus nepriima sprendimų racionaliai, kad dažniausiai juos lemia emocijos ir tik vėliau mes juos pateisinam logiką. Kur jūs esate apie tai girdėję, greičiausiai kalbėdami apie marketingą, kuris nėra labai toli nuo propagandos, bet apie tai vėliau. Esmė tame, kad propaganda visada bando sukurti kažkokią stiprią emociją – baimę, pyktį, galbūt euforiją, priklausimo ar pasididžiavimo jausmą ir panašiai. Antras įrankis – socialinė norma iš esmės veikia todėl, kad žmogaus smegenims socialinis saugumas, priklausomas kažkokiai grupiai, yra svarbesnis už tiesą. Kai susidaro įspūdis, kad visi kažką galvoja, ypač jeigu tie visi yra kažkokia grupė žmonių, kuriai tu nori priklausyti ir patikti, darosi labai sunku prieštarauti tam, ką jie visi ten menamai galvoja, net jeigu viduje atrodo, kad galbūt čia biški nesąmonė. Propaganda labai mėgsta kurti iliuziją, kad nuomonė jau yra visuotinė, kad diskusijai nebėra vietos, kad visi normalūs žmonės taip jau galvoja. Labai geras pavyzdys būtų šiuo metu labai aptarinėjami botai, naudojami socialiniai medijų, kurie yra skirti būtent tam, kad sukurtų įspūdį, jog daug žmonių, visa visuomenė turi tam tikrą nuomonę. Na, o trečias ir pavojingiausias lygis yra tavo, mano ir visų kitų asmeninė tapatybė. Kartais tam tikros idėjos, neretai mėgstančios apsimesti vertybinėmis idėjomis, mėgsta tapti mūsų tapatybės dalimi. Staiga aš nebegaliu apie kažką diskutuoti, nes tai jau yra apie mane ir kiekvieną kritiką ar prieštaravimą aš priimu asmeniškai. Ir štai taip paprastai mes ginam nebe nuomonę ar idėją, o savo tapatybę, savivertę, priklausomą kažkokiai grupiai ar tiesiog statusą. Įsivaizduojamą statusą savo galvoje, kurį patys susikūrėm, vedami kažkam kitam naudingų propagandinių idėjų. Help me God. Bet yra labai svarbu suprasti, kad propaganda pati iš savęs nėra nei bloga, nei gera. Tai yra tiesiog įrankis. Man patinka tai lyginti su peiliu. Jūs galite susipjausti duoną ir pasidaryti žiauriai gerą sumuštinį, arba galite papjauti žmogų. Viskas priklauso nuo to, kaip tą įrankį naudosit. Negatyvi propaganda dažniausiai veikia per realybės supaprastinimą ir kažkokių 2 stovyklų supriešinimą. Dažnai naudoja absoliutinės formuluotės, tokias kaip niekada, visada, akivaizdu kad ir taip toliau. Kai girdi tokią kalbą, nesvarbu, kas ją sakytų, ar jums patinkantis individas, ar jums patinka ar nepatinka, ką jisai sako, beveik visada tai yra manipuliacija. Iš esmės todėl, kad realybė tiesiog nėra tokia paprasta, ji yra daug labiau kompleksinė ir tiesiog negali būti suskirstyta į juodą ar baltą. Tačiau egzistuoja ir pozityvi propaganda, kurios mes kažkodėl renkamės nepastebėti. Pavyzdžiui tai, kad visuomenėje yra normalizuoti saugos diržai vairuojant, ar fizinis aktyvumas, nerūkymas, psichinės sveikatos priežiūra, meilė sau, nuolatinis tobulėjimas ir panašiai ir taip toliau, visa tai yra rezultatas kažkokių propagandinių taktikų. Visas šis elgesys buvo sukurtas arba pakeistas iš kažko, kas buvo anksčiau, kažkokiomis visuomenės valdymo priemonėmis. Ir tai yra tipinė propaganda, tiesiog ji yra pozityvi, nes ji yra naudinga visuomenės augimui, santarvei ir visiems kitiems gražiem dalykam, o ne kiršina, skaldo ar kažkaip kitaip skatina neapykantą. Taigi propaganda gali būti visokia ir dažniausiai yra kažkur tarp juodo ir balto spektre. Per patį vidurį, aš sakyčiau, yra marketingas. Visas marketingas, brandingas ar tiesiog reklama naudoja propagandinės priemonės. Taškas. Kadangi mes taip nemėgstam žodžio propaganda, niekas apie tai nešneka, bet iš esmės sistema yra ta pati. Kai Nike'as kalba apie just do it, apie ryžtą, apie valią ir atkaklumą, kai Apple kalba apie išskirtinumą ir kūrybiškumą, mąstymą kitaip negu visi, netgi kai influenceriai rodo savo tikrą gyvenimą, kuris visai nėra tikras. Visa tai yra pasaulio interpretacija, kurioje pateikiama tam tikra kažkam naudinga pasaulio versija. Ir tai nebūtinai yra melas,
signalas, marketingas ir brandingas dažniausiai iš viso nemeluoja, bet jie kuria selektyvę realybės versiją, kuri iš esmės yra tiesiog labai supaprastinta iki kažkokios istorijos. Ir dažnai naudinga tam, kas jie kuria, nes psichologinių lygmenių mes dažniausiai pasirenkame, ką pirkti pagal tai, kuriai mums prasmingai istorijai norime priklausyti. Atpažinti propagandą galima šiaip ganėtinai praktiškais būdais. Pirmas signalas - greita, stipri emocinė reakcija. Jeigu turinys akimirksniu sukelia kažkokį pykčio ar laimės, galbūt pasididžiavimo jausmą ir taip toliau, galbūt reikėtų sustoti ir savęs paklausti, o kam tai yra naudinga, kad aš taip jaučiuosi. Skamba šiek tiek paranojiškai, nemeluosiu, bet subalansavus gaunasi visai nieko priemonė. Antras signalas - vienpusiškumas. Jeigu yra labai stipriai stumiama tik viena pusė ir nepaliekama vietos abejoniai, beveik be išimties tai visada bus kažkokia propagandinė versija. Trečias signalas - moralinė viršenybė. Jeigu yra ne tik nepaliekama vietos abejoniai, bet ir teigiama, kad tu esi blogas žmogus, jeigu nepritari šiai nuomoniai, tautos priešas, išdavikas ir taip toliau ir panašiai. Tai yra tikrai akivaizdi propaganda. Na ir ketvirtas, visą ką apjungiantis signalas yra draudimas klausti ir abejoti. Jeigu klausimai yra laikomi išdavystė kažkokio pobūdžio, tai beveik visada yra propaganda. Na ir tikiu, kad kai kurie iš jūsų dabar tai girdėdami galvojat, na jo, bet aš tai kažkaip lyg ir esu protingesnis, aš moku atpažinti propagandą, manęs taip lengvai neapkvailinsi. Niekas nėra imunitetas propagandai. Nei mūsų išsilavinimas, nei patirtis, nei aukštas intelektas, niekas. Kartais netgi priešingai, šitie dalykai gali skurti iliuziją, kad mes esame atsparūs, ar galim atpažinti propagandą ir taip mumis yra dar lengviau manipuliuoti. Vėlgi primenu, kad propaganda mėgsta manipuliuoti mūsų silpniausiamis vietomis, būtent mūsų tapatybę, tuo, ką mes apie save galvojam, kaip mes save suvokiam, mūsų nesaugumu, noru priklausyti kažkokiai grupiai, baimiai būti atstumtiems ir taip toliau. Tai ką su tuo daryti? Netapti paranojiškai įtariu ar panašiai, bet įsigyti psichologinį stuburą. Tai reiškia sustoti, pabandyti suabejoti, kritiškai pažiūrėti, kas ir kodėl. Suvaldyti savo norą pasirinkti vieną ar kitą pusę. Galbūt pabūti per vidurį, sakyti nesu tikra, kuri pusė yra teisinga, o galbūt ne viena iš jų. Nes propaganda niekur nedings, ji yra ir jos bus tik daugiau, nes taip veikia žmogaus smegenys. Mes esam socialūs, emociniai padarai, nuolatos ieškantis prasmės. Ir kažkas visada tą prasmę bandys mums sukurti, dažniausiai savo naudai. Klausimas, ar mes tuo patikėsim automatiškai, ar sustosim sekundėlį ir pabandysim tai vertinti. Na ir jei šis video irgi privertė minutį sustoti ir susimastyti, nusiųsk jį kam nors, kam jis gali būti aktualus. Arba palik komentarą, paspaus laiką, subscribe ir panašiai. Taip YouTube žinos, kad toks turinys tau patinka ir kitą sykį mes galėsim susitikti su kita tema. O iki to laiko išlikim sąmoningi ir iki.